0,0. Labą dieną, mėly gerbiami žiniasklaidos atstovai, gerbiami kolegos. Taip neseniai praėjo tokia savivaldos šventė, savivaldos diena. Rajono vadovai ją pažymėjo, pateikdami savo matymus kai kuriais klausimais, surengdami spaudos konferenciją. Iš tiesų būtų labai gražu buvę, jeigu į savivaldos dieną, bent vieną ir opozicijos atstovą būtų pakvietę. Iš tiesų atrodytų tikra savivalda, nuomonių įvairovė. Deja, mūsų nieks nepakvietė, taigi mes šiandien nusprendėm kai kuriais klausimais vis tik tai išsakyti savo nuomonę. Tiesiog prisimindami tai, kaip mūsų naujasis meras Vidas Maknys pradėjo savo darbą, jis taip energingai kalbėjo apie nuomonių įvairovę, apie atvirumą, apie komandos telkimą, tarybos telkimą darbui kartu. Kaip tik viso to mes ir pasigendame. Todėl tikrai nuoširdžiai norim pasakyti, kad darbų rajone visada buvo, yra ir bus. Ir juos nudirbti yra, manau, iš tiesų tik gera komanda. Ir jeigu kas nors atsiras toks vadas, kuris sutelks tam bendram darbui. Mūsų, dabar jau ir aš opozicijai priklausau, mūsų paslaugų, mūsų minčių, mūsų patirties, mūsų netgi gerų norų iš tiesų nereikia. Mes esam kažkaip tai atstumiami ir net neišklausomi. Todėl šiandien tiesiog ir norim paviešinti savo matymus kai kuriais klausimais. Nors labai norėtume tiesiogiai prisidėti prie sprendimų priėmimo ir jų svarstymo taryboje arba dar iki tarybos. Tad šiandien mes turbūt kalbėsim tikrai aktualiais mūsų rajonui klausimais. Apie mokyklas be stogų. Kalbėsim apie pačią savivaldą. Čia kalbės Regimantas. Apie mokyklas gal daugiau gerbiamas Juozas. Apie šilumą mūsų tikrai jau kompetentingas šilumos specialistas tapęs Mindaugas. Tad gal iš tiesų daug ir nekalbant, manau, kad kuris pirmas? Gal Juozas, prašom. Labą dieną. Tai iš tikrųjų, ką sakė Romas, tai be abejo yra tų klausimų ir man kaip tarybos nariui, ir opozicijos tarybos nariam tikrai neramina kai kurie klausimai. Svarbiausia tai, kad mes buvom dirbę ir žinom ir jaučiam, ką reikėtų padaryti. Deja, mūsų nuomonės niekas nenori išgirsti, išklausyti, kartais ir užčiaupiami esam. Bet ką padarysi, jie vadovauja, tegul vadovauja, mes turim, kaip meras sakė, savo matymo lauką. Tai mane pirmiausia neramina tai, kas dabar darosi su mokykla, renovacija. Be abejo, tai yra vienas iš paskutinių mokyklų, kurios turėtų būti baigtos renovuoti. Daug mokyklų atrenovuota, ugdymo įstaigų labai daug atrenovuota, praktiškai visos. Tai šiandien eina kalba apie Veprių vidurinę mokyklą, apie Želvos vidurinę mokyklą. Iš tikrųjų, mus neramina. Nors meras, dar mes jį perspėjom rugpjūčio mėnesį meras. Jūs neteisus, viskas vyksta pagal planą, viskas gerai, viskas tvarkoja. Bet deja, šiandien turim spalio 21. Antras mėnuo renovacija stovi. Stogai, bent jau Veprių mokyklai, tai tikrai kiauri. Tas pats liečia ir Želvą. Dalis stogų išdengta, tačiau šonai nesutvarkyti. Drėgmė veržiasi į, sakykime, dangos vidų. Tai koks tada bus efektas ir kaip mes baigsim tą renovaciją. Iš tikrųjų, šiandien kalbama apie sutarčių nutraukimą. Tai mes jau matėm, kad Liepos mėnesį nekas ten buvo, tai kodėl nenutraukėm Liepos mėnesį, dabar kalbam. Bet irgi dar aiškumo nėra.
tai koks dabar rangovas sutiks eiti dirbti prieš pat žiemą? Be abejo, nepatogumai ir mokyklų vadovam, mokytojam, mokiniams. Šiandien mokyklų vadovai praktiškai palikti likimo valiai. Vieni turi spręsti tos klausimus. Kažkodėl tai keistai atrodo, kai meras paskambina praeitą savaitę mokyklos vadovą ir sako, tai darbai vyksta? Ne, nevyksta, merė. Na, nevyksta, tai nevyksta. Tom ir apsiramina. Dar vienas aktualus klausimas. Pabaisko mokykla. 1 300 000 yra iš Laifo pinigų. Nuo pernai metų gruodžio vis tęsiasi. Ir dar rangovas neaiškus. Tai teismai, tai vėl kas. Tai šiandien norisi ir paklausti, ką veikia direktoriaus pavaduotojas Pocius, kuris yra viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas. Tai negi mes negalim sustyguoti tinkamai. Aišku, ir ankstesniais metais buvo visko, bet deja, pagal nustatytus grafikus, visi renovacijos darbai buvo pabaigti. Tai vat, tokias mintis kyla. Dar šiam posėdžiui yra teikiamas klausimas dėl baseino darbo laiko. Nesenai buvo išvažiuojamasis posėdis tarybos, buvo aplankytas Šilo mokyklos baseinas, bet deja ten niekas nekalbėjo apie laiko pratęsimą ar prailginimą. Šiandien kažkodėl tai teikiamas tarybai klausimas, neapsvarsčius su tarybos nariais, teikiamas komitetui, komitetuose svarstysim, bet kyla klausimas, dėl ko pratęsiamas, tai yra paankstinamas baseino darbo laikas. Komitetam teikiamas klausimas, kad baseino laikas turi pradėti dirbti baseinas be 15:07 ryte. Tai va, ir yra ir daugiau tokių klausimų. Neišspręstas tos pačios pirties klausimas. Nors meras pernai žadėjo, kad pirties klausimas bus išspręstas, nieko panašaus neišspręstas. Tai buvo pasiūlymas ir tikrai galima buvo išspręsti klausimą. Tai va, ir eilė kitų klausimų. Kol kas pas tave viskas jau. Aš tiesiog noriu pacituoti merą iš mūsų žurnalistės gerbiamos Zinglienės, kai jie ėmė interviu apie mokyklas, ką meras kalba. Dar nenuleidžiame rankų. Kas savaitę bendrovai Gora siunčiame raštus, raginimus laikytus duotų įsipareigojimų. Nebėgame nuo šios problemos, tačiau ir nežinome, kaip priversti statybininkus dirbti. Giliai mano. Ar čia rajono vado, ūkinio, ar tai jau šiuo atveju kaip ūkinio vadovo, iš vis kaip rajono vadovo kalba? Nežinome. Na, jeigu nežinote, tai gal mes žinome. Galim pasakyti. Sprendimo būdų šitoj situacijai. Šitoj situacijai? Sprendimo. Ne viena Ukmergė vargsta su ta bendrovė. Širvintose, dar Skuodė ten irgi šnekino, tik tai pas juos ir baigėsi darbai. Jie jau meldžia Dievą, kad ačiū Dievui, kad pabaigė darbus. Bet pavyzdžiui, Širvintose jiems iki šių metų pabaigos reikia. Tai va, sakykime, Pirmas dalykas, nieks mūsų neklausė, bet nuo sausio mėnesio sudaryta sutartis. Dabar spalio pabaiga. Ir per tiek laiko tik telefonu paskambint ir paklaus direktoriaus, kaip ten sekasi, na turbūt maža. Reikia turbūt tuo domėtis nuolat. Jau mes Liepos mėnesį pradėjom, rugpjūtį buvo tas tarybos posėdis, ten paklausimas buvo. Į paklausimą net neatsakė mūsų valdantieji. Nieko mums nepasakė. O dabar jau viskas. Tai ką mes galim, tas toks verkšlenimas, tiesiog nesugebėjimas net vertinti situacijos, nieko mes negalim padaryti. Tai yra baisu. Ir aš manau, kad jeigu žmonės nesugeba dirbti, nemoka dirbti, yra paprasti dalykai. Reikia trauktis ir leisti, kas tą padarys geriau. Tai, kas liečia mokyklas. O dabar apie savivaldą. Regimantai. Ačiū. Kaip jau kolega Romas paminėjo, savivaldos diena rajono meras ir dauguma atstovų pakvietė.
susitikti su žiniasklaida, sakydami, kad savivalda esame mes visi, mūsų darbai ir ateities planai. O kas tie visi, kokie darbai ir planai ir demonstruoja pastarojo meto valdančioji dauguma. Realiai įmant tą valdančioji dauguma suformuota iš 13 tarybos narių pagal savo politinės nuostatas priklausantiems visiškai skirtingoms politinėms partijoms, programoms. Ir tai labai primena Krylovo pasakėčios herojus Gulbę, Lydeką ir Vėžį. Kada tarpusavį nesutarė draugai, jų bendras darbas nesiseka gerai, naudingo nieko jie nepadarys. Tai yra ta gan trapi dauguma ir tai jie puikiai supranta. Ir vis tik tai kokių interesų vedini jie bando suklijuoti komandą, tarti, pasitarti ir net prasitarti, kad dauguma prikurtų jų strateginių planų ir programų tik ir lieka popieriuje. Taipogi jų sukurta 13-15 metų koalicijos veiklos programa nėra vykdoma, o kai kada netgi vienareikšmiškai net išsižadama nediskutuotinai ir strategiškai rajonui būtinų projektų įgyvendimo, tai yra tilto per Šventosios upės statybos būtinumą. Gana abejingas požiūris ir į Ukmergės Molėtų kelio rekonstrukciją, kas sąlygoja vis augantį avaringumą ir pavojingumą. Akivaizdu, kad sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas, kokybės gerinamas, neužtikrinamas, neorganizuotas PSPC darbas šeštadieniais. Taipogi yra daugybė faktų, kad greitoji medicinos pagalba neatvyksta nustatytais terminais pas ligonį ar į avarijos vietą. Yra nusiskundimų, kad dėl surgimų pobūdžio, o pasigilus tik dėl finansinių sumetimų, sergantis asmenys nėra guldomi gydymui į stacionarą. Nepateisinamai nevykdamas rajono šilumos ūkio optimizavimo strateginis planas, kur numatyta, kad kasmet 6-7 rajono savivaldybės įmonių ar įstaigų katilinės bus rekonstruojamos. Daugiabučių namų administravime, kas itin aktualu rajono gyventojams, neskatinama konkurencija, o tiesiog atitinkamais tarybos sprendimais stengiamasi įtvirtinti monopolisto teisės. Nepateisinamai vėluoja ir tik dėl savivaldybės kaltės įrengti atliekų rūšiavimą, kas reikšmingai sumažintų atliekų rinkimo, tvarkymo kaštus. Akivaizdžiai šiuo metu tiek mieste, tiek kaime suprastėjo atliekų surinkimas, sumažintas jų surinkimo intensyvumas. Atliekų surinkimo aikštelės tampa mini sąvartynais. Nešvara ir netvarka nebado tik jų akių. Be jokios atsakingos analizės atsisakyta surinkti iš gyventojų žaliasias atliekas. Dalinamas kompostavimo dėžės iš esmės visiškai nesprendžia šios problemos. Dažnai gyventojai dabar jau nelegaliai jas vis tik palikinėja vienoje ar kitoje aikštelėje, o dažniau ir pamiškėse. Ir visa tai yra tik per šios savivaldybės valdymą, tai yra per efektyvų, kabutėse, rajono savivaldybės tarybos darbo organizavimą. Savo planuose yra prižadėję mažinti biudžetą įsiskolinimus, tačiau nėra tokių duomenų, kad turėtų ryškų realų planą tokiems įsipareigojimams įgyvendinti. Ar autobusų parko, ar šilumos įmoniai skolas tikrai nemažinimas iš esmės. Beje, taipogi sėkmingai pažymėjimas ir Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymus, kai darbai vykdomi, užbaiginėjami, neturint biudžete patvirtintų asignavimų. Per valdančiosios koalicijos surengtą spaudos konferenciją vicemeras pažymėjo, kad valdančioji koalicija išsikėlė uždavinį. Tarybos teikiami klausimai pagristinai būtų svarstomi tik komitetų posėdžių metu. Ir jam pritarė meras, sakydamas, kad tarybos posėdžių metu per daug politikuojama. Kad vengs, tiksliau pasakius, neleis klausti, išgirsti atsakymo. Deja, jie užmiršo, kad savivaldybės veiklos reglamento 31 straipsnėje yra pasakyta: posėdis yra pagrindinė tarybos veiklos forma. O reglamento 23 straipsnio 3 ir 5 dalyse įtvirtinta tarybos nario teisės dalyvauti diskusijose, teikti siūlymus, pastabas, pataisas, posėdžio metu klausti pranešėjų, kalbėti dėl vedimo tvarkos, kreiptis į savivaldybės institucijų, įstaigų vadovų su klausimais. Nesuprantama savivaldybės vadovų stengimasis užslėpti savivaldybės įstaigų vadovus, kad jie galėtų dalyvauti tarybos posėdžiuose ir atsakyti į tarybos narių paklausimus. Reiktų įsisąmoninti, kad taryba tai ne UABas, meras ne UABo valdybos pirmininkas, ką noriu leidžiu, ką noriu draudžiu. Tarybos nariai yra valstybės politikai ir jų veikla, klausimai, paklausimai paremti politinė atitinkamos partijos programa.
O meras yra savivaldybės tarybos posėdžio pirmininkas ir jis turi tą daryti, ir žino, ką turi daryti ir kaip turi būti vedamas posėdis. Tai aiškiai nurodyta reglamento 69 straipsnėje. Deja, matome visiškai netokią vedimo tvarką. Labai garsiai rajono vadovai kalba apie skaidrumą, viešumą. Tai kodėl taip nenori, kad rajono gyventojai viešai ir girdėtų tas diskusijas? Matytų ne tik jų, bet ir kitą matymą, kitus pasiūlymus, paremtus didesnę praktiką. Ar tarybos nariai, kurie nėra kukliai paklusnus daugumai, nėra rinkti rajono gyventojų? Kas savo leidžia riboti kitų tarybos narių įstatyminės teisės? Kas neleidžia klausti, diskutuoti, siūlyti? Kodėl tai bijomasi? Kodėl jūsų formuoti sprendimai? Akivaizdžiai matosi, kad kartais pritrūksta logikos, o kartais ir turi potekstę. Juk ne vieną sprendimą Lietuvos Respublikos vyriausybės atstovas siūlė atšaukti. Kaip realiai dirbama, kokia dauguma, kas faktiškai vadovauja ir kas priima tuos sprendimus. Daugumai užduota kryptis, darbas tik komitetuose, sprendimai priimami komitetuose suformuotų mechaninių buldozerių. Tarybos narys, darbos partijos atstovas Rolandas Janickas turi sprendžiamąjį balsą visuose 5 komitetuose, o Valdas Mikalojūnas 2. Tai statistiškai dauguma komitetuose yra nebe 13, o 18 asmenų, 18 rankos pakėlėjų. Kaip pavadinti? Tai juk klonuota dauguma, ne kitaip, nei juoktis, nei verktis. Tokios baimės rajono savivaldybėje, savivaldoje nebuvo per visą jos istoriją. Ne vienoje kadencijoje dauguma taip nebijojo opozicijos narių. Iš šiltų opozicijos narių buvo ir komitetų pirmininkų, ir pavaduotojų, turėjo daugumą komitetuose ir gebėjo sėkmingai dirbti, sutarti kartu. O kas dabar? Mechaniškai tarybos nario Rolando Janicko ranka visuose komitetuose užtvirtinami sprendimo projektai, kurie po to tyliai ir ramiai tos traputės daugumos balsais užbalsuojami tarybos posėdžiuose. Mėly socialdemokratai, tai jūs, 4 atstovai taryboje, esate pagrindiniai šios daugumos, koalicijos, valdančios daugumos autoriai ir gimdytojai. Kur jūsų veidas? Ar čia iš tikro viskas gerai? Nesigirdi jūsų balso. Kas vadovauja šiam visam procesui? Ar tik nedarbo partija, kuri faktiškai liktai turi 3 narius, o su Rolando Janicko pagalba jau 7 balsai ir reali pagalba ir visos sprendimai komitetuose. Išvada tada paprasta. Sprendimus tarybos dauguma priiminėjo tarybos nario Janicko palaiminimu. Opozicijos nariai negirdimi posėdžio metu. Iš pateiktų 7 paklausimų bandyta atsakyti tik į vieną – apie šilumos ūkio situaciją. Ir tai nei konkrečiai pateikta klausimą. Į kitus klausimus atsakymų nėra, lyg jų ir nebūta. Prieita iki to, kad posėdžių metu tarybos nariams trukdama net paklausti. Jiems užtenka tų daugumoje esančių 13 asmenų, o kitų 12 nebereikia nei klausti ir jie nereikalingi. Ar ne per didelės galias savo prisiema? Jie turi tik savo matymą, tik savo sudėtus sprendimus. Bet tie sprendimai gaila, nekuria nei efektyvesnio biudžeto panaudojimo, nei naujų projektų. Esantis projektai nepateisinamai vėlinami, žlugdami, ko pasiekoje netgi nukenčia visi rajono gyventojai. Per ilgai užtrukęs valdžios mokymasis dirbti visuomeniai, o nuolat veikiantis gamybinis pasidarimas veda į gilę stagnaciją ir ateityje brangiai kainuos rajono gyventojams. Ačiū. Ačiū, Regimantai. Aš tiesiog noriu irgi dar keletą minčių šito klausimu pasakyti. Čia yra žurnalistų atstovaujančių Respublikos leidinius. Tiesiog būtų įdomu sužinoti ir išgirsti, galbūt net patyrinėti, ar yra dar kur Lietuvoje, kad vienas žmogus priiminėtų visus sprendimus komitetuose. Jo balsu, įsivaizduokim, tuo pačiu klausimu 5 kartus balsuoja tas pats žmogus. Ir jo balsas galutinis ir neapskundžiamas. Ir kaip komitetai nusprendžia, tada sako, jau taryboje nebereikia nei kalbėti, nei balsuoti, mums ir neleidžiama kalbėti tokiu atveju. Kas tai? Naujoji demokratija? Dar vienas naujadaras.
kadangi į paklausimus jau mums neatsakyta vienam iš posėdžių, o dabar štai vicemeras sako, siekiant konstruktyvaus ir produktyvaus darbo bus vengiama klausimų atsakymų popiečių. Tai vat, mėlėjai, ir ateityje gali klausti, neklausti, nieks jums nieko neatsakys. Ir dar vienas dalykas, pakeitė turbūt savivaldos įstatymą. Komiteto posėdžiuose siekiama priimti geriausius sprendimus. Sakykime man, prašau, nuo kada komiteto posėdžiai priima sprendimus? Tik tarybos posėdžiai priima sprendimus. Čiagi būtent su jų dirbtinė dauguma jau komitetuose priimami posėdžiai, priimami sprendimai. Taigi, tai yra iš Vilkmergės, tai yra internetinio puslapio, iš jų aprašytos preskonferencijos paimti sakiniai. Taigi, gerbiamas Mindaugas, šiluma. Nors sako, posakis yra, kad šiluma kaulų nelaužo, bet tai žiūrint, kaip jin patiekiama, kaip jin paskaičiuojama, kokia jos kaina ir kokie būdai to pateikimo. Man per praeitą posėdį, kur buvo paklausimai, reiškia, liko neatsakyti. Pirmas tai buvo, kada pradės tvarkyti šilumos punktus daugiabučiuose namuose, kur 2001, 2002, 2003 metais buvo ne pagal taisyklės permontuoti visi šilumos vamzdynai. Yra aiškiausiai profesoriaus Gimbučio knyga Šilumos technika, kuri dėstoma ir studentam iš jos. Ir čia yra 4 atvejai, kaip įrengti šilumos punktą. Jeigu norit, galiu bet ne vieną kartą šnekėjau, gal turbūt nereikia ir laiko gaišti. Aiškiausiai, to labiau, kad tos vamzdynus visus, kai 2001-2003 metai montavo, šilumos punktuose ten kažkurio tai vietai maišėsi, reiškia, ir tada buvęs šilumininkas, inžinierius Vydas Paknys. Galbūt jam dabar ir gėda, suprantat, pertvarkyti visą šitą, ką jis tada pridirbo. O pasiekmes tai turėjo būti aiškios tiek visiems kitiems, kurie dirbo ir kurie laukia to rezultato. Nuomininkas aišku, bet tie, kurie gyvena Ukmergėj, jiem reikėjo nuo šito dalyko susilaikyti. Rezultatas toks. 2002-2003 metai. Maironio 9, Kudirkos 10. 59 kWh kvadratiniam metrui. Permontavus 2003-2004 119. Dabar Paknio kaimynas, namas, kuris gyvena. 67. Ten gyvena 65-67. Dabar žmonės 2000 metai, kol nebuvo permontuoti tie šilumos punktai, sumokėjo 447, 48, 2001 metai 442,33, 2002 permontavo šilumos punktą jau 900, 2003 pradėjo keistis, reiškia, dujų kaina 1126. Buvo aiškus paklausimas, ką meras galvoja apie visą šitą dalyką. Jis net neatsakė. Ir kai buvo išvažiuojamasis posėdis, reiškia, šilumos ūkiai, aš jam parodžiau šitą knygą, jis man pradėjo šnekėti apie naujas taisyklės, naujus įstatymus. Čia yra Laisvos Lietuvos knyga, 1993 metai. Jam negalioja. Tai čia vienas iš pirmųjų klausimų. Toliau antras prie viso šito. Permontavus šilumos punktą
Kai šilumos nešėjo debito pasikeitimai pradėjo daryti įtaką apšildymo kiekiui, aš pas savį padariau, čia buvo 2013 metai vasario mėnesį, tokių nelaimių, kai miegas neėmė, tai nutariau paskaičiuoti, kad iš proto neįsikrausti. Tai va, vasario 24 dienos šilumos punktas pilnumoje dirba, šildymas, karštas vanduo ir cirkuliacija. Vasario 25 diena atjungiau cirkuliaciją ir karštą vandenį, palikau šildymą. Ir gaunu rezultatą ant 120 kWh netitikimas per vieną parą. 120 kWh per vieną parą dauginu iš 30 dienų 3600. Dauginu iš 30 centų 1000 litrų. 6 mėnesiai šildymo sezoną 6000. Vienas namas. 150 namų 900 000. Antras klausimas merui buvo, kada grąžins permoką už šilumą. Stasiūnas, Antanaitis čia per televiziją ir vakar buvo, reiškia, informacija. Aš jo paklausiau tada, reiškia, kada grąžins pinigus. Parodė ten tą vaizdinę diagramą. Aš norėjau pakomentuoti, bet neleidau. Aiškiausiai, toje vietoje iš Liepos mėnesį, kai sumažėjo dujų kaina, sumažėjo, tada ir šilumos kaina sumažėjo. O apie kompensaciją žmonėm visai net neužsiminė. O tai jeigu norim, reikėtų jau dabar pradėti skaičiuoti pagal kiekvieną namą, pagal kiekvieną butą, kreiptis į vyriausybę, kur ir kaip. Kol kas dėl šito dalyko nieks nieko nedaro. Dabar, čia laikraštį šitam, spaudos dienoj, sumažėjo šiluma nuo 30,5 iki 22,61. Bet čia tik tai dalina kalba. Jeigu jau šnekam apie savo darbus, tai man atrodo reikia visiems prisipažinti, kad kažkieno tai valia mes atėjome į šį pasaulį, ne kaip šeimininkai, kaip nuomininkai ir privalom palikti po savęs šitą pasaulį gražų, sutvarkytą ir teisingą. O šitaip ištraukti kažkur tai 3 skaičiukus ir pasakyti, skaitau nekuklu. Faktais aš niekada nešneku to, ko nežinau, niekuomet nedarau to, ko nemoku. Čia tėčio mūsų buvo prisakyta visiems. Turiu daviniai 2014 m. rugsėjais dujų kaina 1368 1000 kubų, kilovatvalandę 22,61 centą. Bet tai kodėl neužsiminė 2011, kai apsiėmėm šilumos ūkį, dujų kaina 1616,8, o rugsėjo mėnesį tam pačiam, kaip ir dabar, šilumos kaina 21,50. Kur tas nuveiktas darbas, kurie čia sako, kad mes einam teisingų kelių? Toliau klausimas buvo dėl karšto vandens, iš kur atsirado dedamosios. Atsiėmėm šilumos ūkį. Buvo sutarta konkrečiai ir aiškiai, kad bus viskas skaičiuojama, kad žmonėms būtų suprantamai. Vėl gavo licenciją, pradėjo su kainų kontrolės komisija, aiškina apie formulės, jau nebegirdi mūsų balsą, atsirado pastovi dedamoji karštam vandenį, litas 83, prie to lito 83 atsirado dar vienas 49, irgi formulės. Tai susidaro 3 litai 30. Bet taigi žinokit tokį dalyką, žmonės sunaudoja Ukmergėj per metus 120 000 karšto vandens. Padauginu iš 3,3 396 000. Tai čiagi ne šiluma, perparduodant vandenį, į kurį nieko nei piršto neprideda.
Ir prašiau vandentekio tada irgi aiškinau, kad sakau, gražinkim vandentekį, veskim abonentinę knygutę karštam šaltam vandeniui. Vandentekis Arlinskas susitvarkys, ne, nu kaip, nu reikia duoti Ukmergės šilumai uždirbti. Ragauskas irgi aišku, iš kokio lizdo paukštis. Toliau. Siūliau, kad standartizuoti Ukmergėj. Ta, ką ir Sicikauskas šnekėjo, va čia, va toj pačioj salėje. Kai kurios rodiklius šilumos ūkyje. Tai dabar, vat įsivaizduokit, 2009 metai nuomininkas buvo Panevėžiečiai. Vienai megavatvalandai pagaminti 132,09 kubinio metro dujų. 2011 jau mes 134, 2012 136, nuo 2013 atsirado veterinarijos namas ir ligoninė. Nu tai jau nebėra kaip pakavoti, 133, jau sumažėjo. Bet šįmet kaip bus, tai dar neaišku kaip bus. Dabar toliau, dėl nuostolių. Ne vieną kartą buvau šnekėjęs, kad būtent šilumos pagaminti ant kolektoriaus šilumą, kai ją paleidžia vartotojai, išdalinti 3 dalis. Tai yra šiluma, kuri reikalinga vartotojams, technologiniai nuostoliai, kurie būtini perduodant šilumą, ir neparduota šiluma, kurios neturi būti. Remiuosi kuom? Ukmergės 3 katilinės, šilumos trasų ilgis 21,3 km. Šilumos gamina 60 000 MWh per metus. Nuostoliai 16–17%. Va šito jo knyga yra. Jų pačių patvirtintai parašyti. Ignalina. Pernai, kai čia prasidėjo dėl namų renovacijos, atsisėdau, nuvažiavau pas Ropę, pasišnekėjomės. Buvo 2 katilinės, sujungė į vieną, 6,5 km tinklai, gamina 21,7 tūkstančių MWh, nuostoliai 10–11%. 50% perklota į naujais, reiškia, vamzdžiais, magistralinės linijos naujais vamzdžiais perklota. 50% perklos dabar. Ir tarp kitko, jau pas juos 78 namai renovuoti per metus laiko. Kad būtų tikriau, nuvažiavom į Lenkiją. Lenkijoje 80 km šiluminių trasų ilgis. 104 000 MWh, 9% nuostolių. O mes į Maironio gatvę renovuota, magistralė vieną kvartalę ten renovuota, čia perdirbinėjom. Vis tiek 16–17% nuostolių jau nebeišbrendam. Tie patys panevėžiečiai, perdavime nuostoliai, 9 metais buvo 12,41%. Diagramą rodė, reiškia, apie karštą vandens nuostolius gamybą vasaros metu. Aš jau tada norėjau papildyti, kad čia prieš 3 metus turbūt žinojau, nereikėjo nieko, kad nuostoliai labai dideli per vasaros metu karštam vandeniui paruošti. Tai vat įsivaizduokim, kad, reiškia, 2011 metais tik pašildymas be vandens, be nieko kainavo karšto vandens 27,5 litro, 12,39, 13,38. Pridedam 6 litrus vandenį, pridedam dar 3,5 litro, jau gaunam apie 50 litrų kubinį metrą karšto vandens. Dabar labai ir buvusi valdžia irgi jau buvom pradėję daryti ir pritarė tam, kad ką kainų kontrolės komisija rašo ir kokiam formulėm skaičiuoja, kur, aš nežinau, ten reikia turbūt programų sukurti, kompiuterį įdėti, kad galėtum perskaičiuoti iš karto paėmą. Kai iš paprasto padaromas sudėtingas dalykas, kai paprasčiausia forma yra, kur visas pasaulis ir visi normalūs žmonės, aš lentas pjoviau irgi lygiai taip pat sudarinėjau kalkuliaciją, kai reikėjo medžiagas nurašyti ir finansinį balansą padaryti. O negali niekaip
išsidėlioti amortizacija, planinis remontas, profilaktika, atlyginimai, atostoginiai, garantinė fondas, investicijos, vanduo, elektra, uždėti brūkšnį ir viskas, visiems aišku. O tada jau tą jovalą visą, ką padaro, tegul veža į kainų kontrolės komisiją. Niekas absoliučiai apie tai neina kalbos. Tai dabar, kaip prašiau, kad įtraukėt mane dėl šventupės, dėl mūsų, dėl reikalų, manęs visai į tą grupę neįtraukė. Dabar, kodėl yra būtina standartizuoti visus rodiklius? Lentelę turiu, galiu pasakyti, prie pliusinės temperatūros, vienas, -3 2011 sausio mėną buvo, -3. Perdodant 142 kubai dujų vienai megavatvalandai nuvaryti pas vartotoją. Kai jau -8,5 133, -10,3 laipsnių 126 kubai, tai kas čia per žaidimas yra? Čia yra paliekamas tam, kuris užsiima šilumą, kuris gamina šilumą, turėdamas laisvų dujų, jis gamina šilumą, varo ją ant kolektoriaus, nuo kolektoriaus reiškia į nuostolius, į pardavinėją žmonėm. Ir pakol tai bus, niekada prie tvarkos neprieisim. O apie tai, kad 2010 metai buvo, toj pačioj spaudos konferencijai, tam spaudos dienoj, vis tik tai galėjo pasakyti, kad buvusi valdžia 2010 metais, kuri atsiėmė šilumos ūkį, tada buvo patvirtinta šilumos kaina 28,40 centą, o, reiškia, šitų ekstremalių situacijų komisija patvirtino 23,49. 4,91 cento sumažino šilumos sunaudojimą. Ir buvo prašymas, kad sukviestų mūsų tą visą darbo grupę, kuri mane dar reiškia, pakviestų kurio žmonės, kompetentingesnius galbūt reikia, dar į tą patį Sidzikauską. Ir pagal vartotojų reikalavimus padaryti panašiai visą tą, ką aš sakiau. Standartizuoti pagrindinius rodiklius, skaičiavimą, dujų suvartojimą vienai megavatvalandai, išskirti į 2 dalis – žiemos periodui ir vasarai. Šilumai 3 dalis, kaip jau sakiau. Atsisakyti kainų kontrolės komisijos ydingos skaičiavimo metodikos, atsisėsti prie stalo ir suskaičiuoti normaliai. Sutvarkyti šilumos punktus, kad šilumos suvartojimo apskaita būtų teisinga ir tiksliai, atskiriant karšto vandens ir cirkuliacijos nuo apšildymo. Šilumos nešėjo temperatūriniai grafikai, tų grafikų laikymasis. Subalansuoti šilumos sistemas daugiabučiuose namuose, sustatyti balansinius ventilius ant šilumos stovų ir iš butų pašalinti nereikalingus radiatorių sekcijas, tą, ką aš padariau jau, ir pernai šįmet dabaigiau. Ir tai jau, jeigu visuose namuose šitai padarysim, mes turėsime ekonomiją apie 15%. Galiu jums dar kartą parodyti, kad niekad nekalbu to, ko nežinau. Prie Lietuvos ryto buvo vartai apie Šiaulius ir Radviliškį. Susirinko žmonės, nutarė, padarė. Atsisakė tos nesąmonės, kuri dabar prie karšto vandens yra 3,5 litro. Susitvarkė radiatorius ir sutaupė šilumos. Ir dar vienas dalykas, pakviesti, kadangi turim sutartį su buvusiu inžineriniu institutu, pakviesti dėstytojus, studentus, kurie yra pas mumis čia, padaryti seminarą ir vieną kartą išsiaiškinti, kad baigtųsi tas žmonių apgaudinėjimas, jisai ne tik tai Ukmergėje, bet ir visoje Lietuvoje. Ir dabar čia pasidžiaugia, kad einam į priekį. Vargu, ar šitokiais žingsniais ir taip einant nueisimės į priekį. Man atrodo, kad ateis toks momentas, kai 2001 metais vėl reikės šilumos ūkio gelbėtojo Ukmergėje. Ačiū. Man tik viena mintis ir tiesiog tiksli informacija. Visoje Lietuvoje
biokuro katilus statant, taip jau nerašyta taisyklė, kaip megavatas, taip milijonas. Mes statom 6,5 megavatų katilą 9,2 milijoną. 3 milijonais daugiau. Ir tai po milijoną į plynų lauko investiciją eina tokie skaičiai. O čiagi mes statom jau prie buvusios senosios, tiksliau toj senoji katilinėje. Šiauliai paleido 2 katilus po 10 megavatų, tai yra 20 megavatų, 18 milijonų. Net nereikėjo po milijoną. Kur mūsų pinigėliai? Retorinis klausimas. Na ir pabaigai trupučiuką dar aš norėčiau, mes visą laiką kaltinami politikavimu. Na, kaip nebūtų keista, net ir rajono tarybos nariai yra politikai. Todėl žmogų kaltinti politikavimu, tas, kuris politiką užsiima, na, tiesiog neprotinga. Galų gale mes jau kaltinam politikus politikavimu, medikus, kad jie gydo žmonės, norėtų gydyti, bet dėja mūsų pasiūlymai nenueina ten, kur turėjo nueiti dėl greitosios pagalbos punktų. Na, mokytojai vėlgi, jiem atimama galimybė turbūt tuo ir mokyt bus, kadangi mokyklos be stogų. Todėl į visą tai mes žiūrim labai rimtai ir atsakingai. Mums visiems, ir čia esantiems, ir tie, kurie čia nėra, mums visiems tikrai skauda dėl to, kas vyksta. Atmetam visą politikavimą, tai mūsų miestas, tai mūsų rajonas, tai mūsų žmonės. Ir toks atsainus, na negaliu pavadinti rūpinimasis, šitais reikalais mūsų visų, tikrai yra mažų mažiausiai, na nežinau, aplaidus, neatsakingas. Kaip Mindaugas sakė, tik žinodamas darau. Taigi nežinai, tai klausim. Galima būtų tikrai ir padėti, dėja. Taigi kol kas tiek mūsų minčių.